Ką tik baigėsi rungtynės dėl 3. vietos, kurias 11 taškų skirtumų laimėjo lygos debiutantė PXNX komanda. Prieš jūs tokis treneris Kęstutis Juzaitis bei žaidėjas Andrius Leonas. Sveikinu su pergalė, iškovota 3. vieta, bronzos medaliai. Čia nekalbėti, paprasčiausiai aš vakar sakiau, kad jiems šiandien toks motyvacijos. Ir tai matėsi aikštelė, jie visur vaikščiojo, mes norim labiau laimėti, tai tokios ir rungtynės. Sakykit... Čia ne mūsų bėdus, šių bėdus. Ar patiems buvo sunku nusteikti prieš šias rungtynės, pralaimėjus pusfinalį? Po vakar iš tikrųjų buvo sunku, bet šiandien kažkaip visi susirinkom, pasikalbėjom, kad nieks neprarasta. Kad pirmas sezonas dėl 3. vietos reikia kovoti ir laimėti. Sakykit, kokius tikslus kėlėte prieš sezoną savo komandai? Pradžioje buvo 8-ukas, paskui išėjome 8-uką, bet tada augo be valandą. Taip, dar grįžtant prie rungtynių, sakykit, kaip jums pavyko uždengti Aleksandrovą? Kiek jis įmetė? Nu, nedaug. Jis nepataikė nieko. Beveik nieko nepataikė. Tai vėlgi yra žaidėjas profesionalas, bet ryškiai matosi, kai trūksta motyvacijos, tai jų buvo tikslas aiškus, pirma vieta galų gale nieko nepralošė reguliariam sezonui, tai o čia toks, trūkumas motyvacijos, bent aš taip manau, ir aš taip gaunasi tokius rungtynės, kai tu ateini nesusikaupęs ir nenusiteikęs tik kad. Ir kitas momentas, trumpas atsarginis Saulėlis žaidžia taip patys 3 žmonės pagrindiniai, visi kiti daug silpnesni ir visas krūvis, visi muša pasmetimas, viskas neiškrenta visas rungtynės. Taip, PXNX komanda šiame sezone turi turbūt geriausius sirgalius ir sakykit, kaip sirgaliai padeda iškovoti pergales. Pačių noras, ką žinau, nieks čia jų neverčia, bet matau, kad mėgėjų komanda neturim laimėjų nieko patys susirinkė, taip ir kai sirgaliai, tai taip žiūri visą. Susirinka į tas rungtynės palaiko. Kaip treneriui sirgaliai PXNX komandos? Tu net neišmuša šviežių? Ne, man visi sirgaliai svarbu, yra palaiko ir taip ir. Paliečiant tą tokį svarstomą klausimą teisėjai, kaip jūsų manimų teisėjai šiandien sudirbo? Aš tai neturiu problemų. Aš jau galvoju, kad viskas aukštom ribom viskas. Antrus metus iš eilės Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos čempionate triumfavo žaidimų sporto mokyklos auklėtiniai. Antrus metus jie stipriausi ir kelia į viršų čempionų taurę. Antrosios vietos laimėtojai finale jiems susileido minimaliu skirtumu, tai yra Arotenos komanda. Taigi, treneri Kęstuti, sveikinu su pergale ir sakykit, kur yra jūsų paslaptis pergalių receptas koks? Nežinau. Antrus metus iš eilės čempionų taurė. Kažkas turi būti. Daugiau nebus greitai, nes viskas paskutinį laidą lieka mažiau vaikai, tai jau neužaugs tuomet. Taip sakant, su trenksmu išeinant. Ką daryti? Sakykit, kokios buvo šios varžybos? Dvi skirtingos pusės buvo. Pirma pusė, pirmi du kėliniai ir antra tai yra, kaip sakant, diena ir naktis, nes pirma pusė vėl jaunimas nesusitvarkė su nervais. Vieną viską bandė įlaužti, taip sakyti, be komandinių veiksmų. Paskiau aistrų nerimus atsirado, kaip sakyti, logiškesni sprendimai. Sakykit, tokiuose karštuose įtemptuose rungtynėse, kas lėmė pergalę? Smulkmenos ar kažkokie taktiniai sprendimai? Ne, kokia ta taktika. Smulkmenos, čia susideda viskas, kaip sakyti, vėlgi ir meistriškumas savo daro, dar kažkas, nervai. Turėjom neįmest naudos antrus, sugebėtų pataikyti. Kai pasakysi, kad reikia įmest, tai gyvenime. Tai va ir susideda. Krepšinis toks žaidimas, dėl to ir yra įdomus. Taigi gražiai pataikė tą bodą, kurios neturėjai pataikyti, tačiau prieš tai, kai pataikė daug svarbių tritaškių ir sakyk, kokios tau šios varžybos buvo? Kaip labai sunkios, atidavėm visas jėgas ir tikėjomės pergalės, aišku. Bet kai buvo tas atsilikimas, kai treneris sakė, pirmą pusę tikrai vos nežaidė po vieną, komandinio darbo nebuvo, o trečias, ketvirtas kėlinys viskas susidėliojo savo vietas ir žaidėm kaip tai yra komanda ir tas susivedimas buvo azartas viskas. Gražiai, sakyk, ką treneris jums akcentavo po 2 kėlinių per didžiąją pertrauką? Neatsimenu. Jau nepasakysiu gal. Gerai, ačiū. Taigi antrosios vietos laimėtojai Arotena po
kaip sakyti, po trumpos pertraukos vėl sugrįžo į finalą, tačiau šį kartą iškovoti pirmosios vietos taurės nepavyko. Antroji vieta vis tiek sveikiname. Taigi, Tomai, trumpai apie rungtynes. Patys matėt viską. 3 taškai. Sėkmės dalykas. Būtų įkritės, neįkritės, kaip sakyt. Būtų kiti dalykai. Pralošėm. Laimėjau geresnėm, kaip ir sakyt. Kaip ir sakiau, vakar laimės tie, kurie labiausiai norės. Vėlgi manau, kad motyvas buvo jų didesnis, kaip ir akcentuoju visą laiką, 12 paskutinį laidą komanda. Tai irgi apjungė ir tas galbūt daug motyvavo. Vėlgi, nesitvėrėm porą tokių nesąmonių gavosi, kaip sakyt. Pralošėm. Ta prasme, labai neliūdint, viskas gerai. Būtent kapitonas, man sako, bet kamuolys apvalus, sveikino žuolą, tikrai šiandien sužiūrėti fantastiškas. Varžybas vakar taip pat, nusipelnė, viskas gerai. Tomai, vakar po pergalingų pusfinalio rungtynių aš tavęs paklausiau, kaip manai, kas laimės finalą. Ir tu atsakei, jog tai visiškai lygios komandos ir 50-50. Aš ir tą patį dabar galėčiau pakartoti, kad yra visiškai lygios komandos 50-50. Sėkmės dalykas. Viskas. Galbūt trečiam kėlinį užupis užsiautai per daug vienas pradėjau mėtyti, ką norėjau, kad daugiau žaistų po lenta. Kaip sakyti, nepaklausė, vėlgi keli metimai Čėsna pavargo, tuo labiau neturėjau šiandien Miliaus, kuris vakar rinkų kamuolius darė ir daug efektyvumo gerą turėjo ir daug naudingų darbų. Gal taip, kad šiandien negalėjau žaisti, daug susidėjo dalykų gyvenimą, bet kaip sakyti, viskas gerai. Jeigu galėtum atsukti laiką atgal, ką pakeistum šiuose rungtynėse? Parsivečiau Vilnių iš Kauno. Daugiau nieko, tada tikrai laimėjau. Taigi komandos kapitonas Martynas Ženkauskas, taip pat Martynai, tavo nuomonė apie šias rungtynes. Ko pritrūko, galbūt ką būtumėt galėję kitaip daryti? Visų pirma, norėčiau pasveikti priešininkus. Buvo geros varžybos, žiūrovų man patiko, ten girdėjau patys. Fortūna, tokia, vis tiek, atšau kamuolys tas paskutinis Daumantas metė, trajektas buvo labai dispėršau įmė. Viskas susidėšau smulkmenų, taip ir gavosi. Akcentavom tą gynybą, daugiau gynėmės, stengiamės. Nežinau, yra visi stengiasi, gynėsi ir norėjom, aišku, labai, bet nepavyko šitą. Kągi, sezono uždanga nusileido ir norėčiau šiek tiek akies krašteliu žvilgtelti į ateitį. Treneris Juzaitis sakė, jog jo komanda išsiskirsto, bet galbūt pavienių žaidėjus pamatysime dar Mėgėjų lygoje atskirose komandose. Priklausys, kur studijuos, ką veiks. Tai iš Kernysčių yra 4 žaidėjai. 24 tūko. Kas bus kitais metais, nežinau. Kaip ar Utenos komanda stengsis išlaikyti brandulį ar subėrės? Kas bus, tas bus, kas norės. Nei vieno neprašiau, nei komanda nebuvo tokių, kad ten kažką prašyti, priimti šiais metais. Kas norėjo, patys atėjo. Manau, kitais metais vėlgi. Turim 3 tokus, kurie įsiskirstys, kas galbūt, bet 96 tikimės, kad ateis kažkas. Tikimės išlaikyti galbūt brandulį. Matysim, žiūrėsim. Bet komanda bus tikrai. Gerai. Ačiū visiems.